Karaliai ir mažasis stebuklas. Anomis dienomis viename sostinės mikrorajone gyveno Regina, nepaprastai graži ir gera mergaitė. Tėvai ją mylėjo, rūpinosi, leido į mokslus. Regina užaugo tikra gražuolė. Žinia apie Reginą pasiekė Mindaugą karalių, ūkininkaitį iš tolimosios Suvalkijos. Netrukus jis atvyko į sostinę ir liko čia ilgam. O tada karalių šeimoje įvyko stebuklas. Praskrisdamas gandras paliko mažąjį Augustą. Tėvai jį lepino, brangino ir saugojo nuo menkiausių pavojų ir labai mylėjo. Tiesą sakant, Augustą mylėjo visa plati giminė, dovanų, glamonių ir bučinių netrūko. Tik vieno dalyko jie nežinojo. Net jei viską darote teisingai, kokliušas gali nukosėti visus gerus norus. Būkite informuoti.